Kas jei pastebėti tai, ko nenori, tai yra tik pirmas žingsnis link to, ko iš tiesų trokšti. Mes norime, kad jūs visi pripažintumėte, kontraste slypi vertė. Ir net kontraste vis dar yra galimybė rinktis, į ką sutelkti dėmesį. Ir būtent apie tai yra 5. žingsnis. Taigi, pirmasis žingsnis – įvairovė ar kontrastas padeda atpažinti tai, ko trokštama. Nesvarbu, ar sąmoningai suvokiate, kad tai darote ar ne, jūs tai darote. Kitaip tariant, net vienaląstis organizmas atranda prioritetus. Viskas atranda. Tavo kūno ląstelės atranda prioritetus ir nors jos nerašo knygų, jos patiria išgyvenimus, priima sprendimus, įdeda kažką į savo norų sūkurį ir šaltinis į tai atsako. Fizinis visų rūšių evoliucijos procesas yra būtent apie tai. Todėl žinojimas, ko nenori, yra ne tik svarbi, bet ir būtina šios lygties dalis. Antrasis žingsnis – šaltinis priima vibracinį šio troškimo atitikmenį ir išlaiko jį pastovų. Tai suteikia sąmoniai, net jei tai yra kūno ląstelė ar vienaląstis organizmas, galimybę susiderinti su platesne savo versija. Sekate mintį? Ir kai tai įvyksta, gimsta evoliucija arba plėtra. Kai tai įvyksta, vibracinė realybė virsta fizinė realybė. Visa tai yra proceso dalis. Trečiasis žingsnis, ką tik apie jį kalbėjome, tačiau gyvūnams jūsų planetoje, jūsų kūno ląstelėms ar sąmonėms, kurias laikote mažiau išsivysčiusiomis už save, trečiasis žingsnis įvyksta labai lengvai. Kodėl? Nes jie neužstringa ties pirmuoju žingsniu, būtent tuo, dėl ko nerimaujate jūs. Kitaip tariant, jie neteisia pirmojo žingsnio, jie jį tiesiog patiria. Jie neteisia kontrasto, jie tiesiog jį išgyvena. Jie iš esmės jau yra 5. žingsnyje, nes žino, kad kontrastas yra plėtros priežastis. Jie nesmerkia savęs, nejaučia menkavertiškumo, nesistengia analizuoti, nesilygina su kitomis ląstelėmis jūsų kūne ar dar su kuo nors kitu, suprantate? Todėl jiems trečiasis žingsnis įvyksta lengvai. Jums tuo tarpu reikia iš naujo prisiminti, kas tai yra. Trečiasis žingsnis yra tai, ką mes vadiname leidimo būsena, priėmimo būsena. Tai būsena, kurioje atpažįsti, ar tavo savijauta rodo, ar leidi savo tapti savo didesnę versiją ar ne. Ar mažini tarpą, ar jį didini. Kitaip tariant, tu jauti įtampą arba palengvėjimą. Jauti, ar artėji prie platesnės savo versijos, ar atsilieki nuo jos. Tai ir yra trečiasis žingsnis. Jei jautiesi gerai, artėji prie savo troškimų, jei jautiesi blogai, neįsileidi jų. 4. žingsnis – suprasti, kaip lengva tai daryti. Ir esminė 4. žingsnio dalis yra tokia – taip stipriai rūpintis savo savijautą, kad sąmoningai ir nuosekliai uždarytum tą tarpą. Kai tau tampa aiški problema, tu randi sprendimą. Tu nebestovi gynyboje, kur problema taip kertasi su tuo, ko iš tiesų trokšti, kad imi teisintis, kodėl dar nesi ten, kur nori būti. Mes norime, kad tai išgirstumėte, nes būtent dėl to daugybė žmonių neįvaldo 4. žingsnio. Jie stovi gynyboje, nes dar nemato visos manifestacijos. Mintys dar nėra virtusios trokštamais dalykais, todėl jie mato tik tai, kas jau yra apsireiškę jų realybėje, pageidautina ir nepageidautina. Ir ima save smerkti už tai, kad dar nėra ten, kur nori būti. Bet mokėjimas atlikti 4. žingsnį reiškia suvokimą, kad 1. žingsnis buvo geras, 2. įvyko, 3. darai vis dažniau ir vis geriau, o 4. yra užtikrintas dalykas, nes tau rūpi tavo savijauta, tu supranti visatos dėsnius, tu nori uždaryti tarpą ir tu išmokai susitelkti. Ir tai, kad pastebėjai problemą ir gali jausti vidinius nurodymus link jos, lygiai taip pat reiškia, kad gali naudotis vidiniais nurodymais link sprendimo. Koks nuostabus dalykas tai suprasti. O 5. žingsnis yra niekada daugiau nebepykti ant savęs, kai atsiduri 1. žingsnyje. 5. žingsnis tai suprasti visų dalių vertę ir svarbą, suprantate? Juk negali žinoti, ko nori, kol nesupratai, ko nenori. Taigi pakalbėkime apie 5. žingsnį. Jo mechanizmas yra dėmesio sutelkimas ir savijautos stebėjimas bei noras jaustis gerai. Ir mes norime jums pasakyti, kad jūs turite galimybę patirti tai, kas žmonėms labai patinka. Nėra nieko maloniau, kaip atrasti problemą ir ją išspręsti. Nes nėra nieko maloniau už plėtrą.
Jūs esate užkoduoti amžinybei, jūs esate užkoduoti begalybei, jūs esate užkoduoti nuolatiniam tęstinumui, jūs esate užkoduoti amžinam vyksmui. Ir taip bus visada. Kontrastas privers jūs prašyti to, kas pranoksta jūsų dabartinę patirtį. Tai iš pradžių neatrodys įprasta, nes gimė iš kontrasto. Tai bus trumpalaikė idėjos kibirkštis, idėjos, kuri gimė iš kontrasto, kurią atpažino jūsų vidinis šaltinis, o jūs ją priėmėte. Taigi dabar jį gimė, bet atrodo svetima. Tačiau kadangi tau rūpi, kaip jautiesi, tu galvoji apie ją, lauki jos, nekalbi apie priešingybę ir tada uždarai tarpą. Ir tada vis geriau, vis geriau, vis geriau, vis geriau. Tai nuostabus jausmas uždaryti tą vibracinį ir emocinį tarpą. Ir dabar tu stovi naujoje patirtyje, nes tarpas uždarytas, o mintis virto dalyku. Tu patiri sprendimą, patiri atradimą, patiri harmoniją, patiri tam tikrą išvadą, patiri manifestaciją, fizinės realybės įgyvendinimą. Ir tuo pačiu metu, kai tai gauni, atsiranda visiškai naujas kontrastų rinkinys. Tu vėl žinai, ko nenori ir ko nori, ir procesas prasideda iš naujo. Iš pradžių tai atrodo neįprasta, bet tu jau žinai, kaip uždaryti tarpą, žinai, kaip pajausti laimę, žinai, kaip įeiti į aiškumą ir tu tai vėl padarai. Manifestacija vėl įvyksta. Tu ją mėgaujasi, o naujoje manifestacijoje gimsta naujas kontrastas, kuris paleidžia į dangų naują troškimų raketą. Ir tai, ką norime jums perduoti, yra, kad tikrasis gyvenimo saldumas slypi tame judėjime, link patenkinimo kažko, kas pradžioje buvo problema ar kontrastinė patirtis. O 5. žingsnis yra supratimas apie amžiną ir neišvengiamą jūsų gebėjimą matyti pažangą. Būtent tai daro mus nuolat besiplečiančią amžiną sąmonę, suprantate? Tai mums visiškai natūralu. Ir vienas dalykas, kurį galėtumėte padaryti, kad greičiau pasinertumėte į laimingą gyvenimą, būtų štai toks. Jei tik galėtumėte nuo šios akimirkos prisiimti savo šį pažadą. Be išimčių jūs esate tam pasirengę čia ir dabar. Aš niekada daugiau nesiginsiu nuo to, kur esu, tarsi tai būtų klaida. Kai gynyba dingsta, kai stovite žinodami pirmojo žingsnio teisingumą, tada tarpo uždarimas tarp ten, kur esate ir kur norite būti, tampa lengvas ir natūralus.